Hello everybody, it's Fatira, and today we are playing Minecraft in the Matsura spawn server. Okay, I think we need to... okay, Stop. what? I think we need to turn on the Lithuanian talk. No? Yes. No! Yes. Okay, stop. I accept, but no killing and shooting. Tai sveiki visi, čia Patyrė ir mes toliau žaidžiame Matsura spawn serveryje. Iki šiek tiek. Ankstinės proks, žodžių. Ką mes padarėme? Matyk čia. Mes padarėme prieplauką. Tai yra gate modas ir galima reguliuoti, kada nori, ar tai būtų atidaryti ar uždaryti. Va, taip. Ir, žodžiu... Čia prieplauka? Jo, čia prieplauka. Žodžiu, padarėme normalesnę mob fermą. Tai yra ne mob fermą, bet medžių fermą. Čia taip pat ir spaninasi mobai, o čia kaip 2 endermenai. 3 endermenai. Ai, 3 endermenai. 4 creeperiai. O, mirmiriau. Žiūrėti. Varykit no home. Ir mes pabaigėme namą, padarėme portalą į Netherį, pastatėme... Ką dar pastatėme? Palauk, aš parodysiu. Tai Rusijai mes padarėme Nether portalą, Infinity Water, Potion gamyklą, tunelį, povandeninį tunelį. Čia aišku jis neužbaigtas. Aišku, dar neužbaigtas, mes užbaigsim. Bet, nu jo, gal kito video jau bus pabaigtas. Ne, nebus dar kita video, nes mes stiklo neturim. Smėlis, tikrai neturim, negalim išskepti stiklą. Tai... Gerai, toliau ekskursiją pravesiu aš. Palauk. Apie prieplauką jau sakėme, tai dabar gal einam į fermą. Palauk. La pirmą reikia pasiimti sportą. Pirmą reikia pasiimti maisto. Aš paimsiu kokį sportą dar kartą. Žodžiu, einam į fermą. Kaip matote, mes... Žiūrėjau, mums orai tichina. Einam į fermą. Jo. Padarėm fermą. Fermos čia kaip ir... Padarėm kaip yra. Fermą padarėme aukštai. Tai va, tu ten. Į morkas, gerai. Užlipti į fermą, tiesiog... Flip. Oi. A, ne! Endermans. Į mane šaudo. Lobė. Čia ekstremalus sportas. Jo. Gerai, fermą mes perkeliame į viršų todėl, nes šiek tiek... Jom fermą padarėm šiek tiek aukščiau, nes bijojom, kad mobai galės išmindžioti ir padarėm aukštai, kad nieks nesispanintų čia. Taip. Čia Čia morkos, čia vytas, o čia bus bulvės, kažkodėl. Šiaip neturim bulvių. Šiaip turėjom, bet aš netyčia iškepiau visas. Jo, ir nebeturim dabar. Taip. Tai va, padarėm čia virpinų, ateik, iš čia gerai viskas matosi. Aš nežinau, ko japač. Ne, mes tai gal ir problema. O, vos neužlydžiau. Bet endermans maniau. Skeletai keis. Nes mane užmuš. Taip, mano svordą. Škirtau endermanus. Paėmėm tavo svordą. Tai va čia sugarcane fermą padarėm. Nedidelę. O dabar... mes gal paprodusim namą. Tuoj pat. Sudink viską, aišku. Tai jau. Mes, aišku, čia dar nedidelė ferma, nes mes dar platinam. Jo, mes tik šiandien radau tas sugarcanes, tai... Va. Atsiprašau. Truputėlį. Tai va, namą aprodysiu aš. Taip. Gerai. Namą užbaigėme, įdėjom klonas.
Čia taip pagražinam tas kolonas. Čia, aišku, mes jums parodysim vėliau, filmavimo metu. Padarėm kaip normaliai, gražiai, čia kaip dvaras naujų. Čia antras aukštas iš tikrųjų dar neįrengtas, kolonos irgi gražiai padėtos, laiptai palėpė, iš tikrųjų. Balkoną. Jo, dar balkoną parodė. Balkoną. Balkoną šiaip padarė Arnas, tada aš pataisiau, tada jis pagražino ir viskas taip išėjo. Palėpę aš nenorėjau daryti tokios nejaukios ir tamsios, dėl to įdėjau veliuksus, kaip langus. Viskas matosi, atprašta langą gražiausiai matosi va čia. Tai va, palėpę padariau visai jaukę, čia darysime enchant kambariuką. At kaip tai tenais padėjau enchanto, o gali. Ir padariau dar užlipimą ant stogo. Nuo stogo žiauriai gražus vaizdas į vandenyną. O dabar kaip tik saulėlydis, nufilmuok. Gal saulėlydis, nufilmuok greičiau. Mui. Va. Toks. Žiauriai gražu. Taigi spauskit like, jeigu jums patiko mūsų namas. Jeigu jums patinka šitas vaizdas. Jo, jeigu jums patinka šitas vaizdas, tai patinka mūsų namas. Jeigu jums patinka viskas, ką mes pastatėme. Jeigu nepatiko, aišku, nespauskit dislike'ų, tiesiog parašykite komentarus, kad ką turėtume pakeisti. Galbūt mums tai bus į naudą, galbūt ne, bet nežinau. Nuspręsime, svarbu patys. Taip. Žiūrint, ką jūs parašysit, aišku. Jo. Jo. Mes šiaip galime ir jūsų challenge'us vykdyti. Jūs galite mums challenge duoti, mes pasitengsime juos tai vykdyti. Jo, tarkim, jūs pasakykit, tarkim, eikit iškaiskit kokį 30 deimantų, mes tenksimės tą challenge įvykdyti. Bet aišku, mes pradėsime challenge'us vykdyti nuo lengvesnių iki sunkesnių. Ir taip maždaug kelsime viršų. Šiaip iš tikrųjų jūs mums padėsite, nes jūs būsite tokie kaip, kad skatinantis mus, nes jūs skatinsit. Jūs mumis skatinat kurt video, nes bobiški mes pradėjom, kaip čia pasakyti, Po truputį gavom laikų. Mes pradėjom irgi nuo 0 ir jau dabar esame gal šiek tiek 2%. Turime subscribinkit, žinoma, nes jo, mums to iš tikrųjų labiausiai reikia, tai būtų labai linksma, kad jūs pasubscribintumėt mumis. Ar ne, žiūrėkite, ar ne, tai kur tai? Aš tave su žuvim paduosiu dabar. Kaip kakus jie neduri. Jo. Tai va, nežinau, va, turbūt šį video tik ir aprodysim, šį namą. Jo, ką pastatė maždaug, taigi aš įsigijau šunį. Aišku, Arnas irgi turėjo šunų, bet jis ėjo į plaukų ir jos nužudė. Dar turėjom masilų, bet ėjom įplukdėm juos per jūrą ir pametėm. Tai tik palnus dabar turim. Taigi, kadangi mes saloje gyvenam, yra nelabai patogios sąlygos kur nors keliauti su asilais, nebent į kokį keivą, kad palaikytum maitam. Bet ir tai jau nelabai patogu. Jo, ką dar parodyti? Tai turbūt viskas, nes tiesiog aprodėme namą, parodys kaip iš išorės atrodo namas, iš priekio. Visai neblogai atrodo iš tikrųjų. Jo, balkonas iš tikrųjų pagražina vaizdą. Tu man svarbu pagal girdot manį. Imk ir. Ok. Tai tiesiog laikinkit, komentuokit, subscribinkit. Darykit tai vienu metu. Sako Edvinas. Arba Edvinas. Aišku, reikia daužyti endermenų į kojas, tada jis nežiūri tavo į akis ir tada jau užnešilo vienamūrį. Aima to vaikus ir mirsiu ant karas. Tiesiog, sakau. Ir miriau karas. Tiesiog dar kartą sakau, laikinkit, komentuokit, subscribinkit ir iki kito pasimatymo.